šins parodyti, tikrai ne kažką. Taip jau nuo ryto. Žinai, žiūriu į veidrodį ir jaučiu, kad kažkas ne taip. Tai gal tiesiog neįsimiegojai. Žinai, žmonės sako, kad realiai niekas šitam pasaulyje nenutinka veltui. Esi girdėjęs apie Hermio lazdelę? Pala, kai ką tau turiu. Štai čia yra Hermio magiškoji lazdelė. Priliesk ją prie bet ko ir tai virs auksu. Tuomet ir liga, ir mirtis, įžeidimai ir nuobaudos taps tau naudingos. Čia Epiktetas. Aha. O tai kur man ją gaut? tą lazdelę. Tomai, nu taigi esmė tame, kad šita situacija, apie kurią tu pasakai, tau gali įpūst naujų vėjų. Taigi realiai viskas tik nuo požiūrio priklauso. Nežinau, Juliau, iš akmens amžiaus tie tekstai pas tave. Palauk, dar vieną turiu. Kas yra verksmas ir rauda? Požiūris. Kas yra nelaimė? Požiūris. Kas yra nesantaika, kaltinimas, nedarybė, kvailystė? Ne, Juliau, gal baik. Jau tai visą dieną kaip sumaišo ant galvos. Ok. Tik norėjau padėti. Gerai. Man jau metas lėkti. Buvo malonu susimatyti. Ką, iki? Ir nepamiršk. Epiktetas. Iki. Migla. O aš plaukiu joje. Aš esu ryklys, kuriam uždrausta ryti. Ir prisimenu tą prisivyjimo jausmą. Ryt. Hei, gal turi ugnies? Turiu. Kas iš to? Tomai? Nepastebėjau, kad čia tu. Labas, Kriste, sorry. Pats kaip nesavo šiandien. Jo, žinoma, imk. Šitie mano mėgstamiausi. Eisiu dabar link užupio, smilkalų nusipirkti. Šitai jau eina pabaiga. Tai gal nori kartu prasieiti? Einam. Ką čia? Kelmyras čia. Tik šitą nusiim, gerai?